Liudmila, jos dukra Marijana ir anūkė Ema. Šiemet jos visos kartu švenčia Kalėdas, kaip tikra šeima. Didžiausios metų šventės joms nėra taupimo metas. Kaip ir nemaža dalis lietuvių, jos tomis dienomis leidžia savo išlaidauti, nors tikina, kad tai daryti kasmet vis brangiau. Maistas kažkok pabrango. Nesat iš tų, kurie šventinį biudžetą kažkaip planuotų ir skaičiuotų? Nu ne, šventė yra šventė, kažkaip ne. Važiuojame, perkam visko, ko reikia. Kažkaip ir apie tą sumą nelabai taip fiksuojam iš tikrųjų. Šeima tikina, kad nors ir neskaičiuoja, bet vis tiek supranta, kiek pinigų gali skirti Kalėdų vakarieniai. Todėl po švenčių pažvelgusi piniginę šoko nepatiria. Nu, nepasakyčiau. Liūdna nesidaro, bet aišku, piniginė po švenčių gerokai lengvesnė, taip sakant. Pasijaučia, šventės pasijaučia. Norvegijoje gyvenanti Marijana sako taip pat per daug negalvojanti apie prekių kainas. Tik kas kartą grįždama pastebi, jog Lietuvoje jos sparčiai auga.